Dirbdamas su Canva užduotis sukurti Padlet. Pati užduotis ir meta.net svetainėje 8 klasės dalyje pavažiavo žemyn yra padėka. Teorinė dalis skaidrių paveikslėlių nuoroda. Teorinėje dalyje yra pilnai pateikiama, ką turite padaryti, kaip turit padaryti, parodysime. Čia yra pavyzdžiai, kas yra diplomai ar padėkos, kokia informacija, atkreipkite dėmesį, yra pateikta. Tai yra kažkokia intencija dalyje padėkų. Tada yra pats žodis padėka arba diplomas, jis yra ryškiausias žodis puslapyje. Tada yra už ką yra ir kam dėkojama, arba diplomas, kokiai klasiai ir kuri vieta. Galiausiai mes dedam arba paveikslėlį, arba nieko nededam, bet gražiai sustruktūruojame. Gali būti ir antspaudas ar panašiai. Ir pasirašo, kas ir kada įteiks tą padėką dalyviui. Bendrieji reikalavimai visi užduoties yra štai pateikti čia. Šiuo atveju, kadangi PDF formato gali ir neleisti naudoti Canva, jeigu jūs naudojate elementus, kurie yra mokami, tai atsiranda vandensženklis Canva su tokiam grotelėm ant elemento. Tai šiuo atveju jūs turėsite pabendrinti nuorodą. Pasižiūrėjus į visą aprašą, galima matyti, kad mums reikia kurti ant A4 dokumentas. Vadinasi, aš atsidarau Canva ir ką kursite šiandien, kai klausia, galima rašyti A4. Paspaudus A4 išmes šablonų, kurie yra būtent ant A4 lapo nustatyti. Tuomet galima pasirinkti kažkokį tai šabloną. Jeigu žiūrėt, galima tik rėmelį pamatyti, ar jau ir užrašą. Tai tarkime pasirenkame mes šabloną. Pavyzdžiui, dar toliau. Pavyzdžiui, kažkoks mokslinis projektas. Pasirinkus vieną šabloną, bus ir daugiau papildomų šablonų tos tematikos. Jeigu pamatysite kokį nors įdomesnį šabloną, jums primtinesnį, tai galima pasiimti kitą. Pasiėmus kitą dar išmeta. Tad tikrai pasirinkimų yra daug. Pavyzdžiui, pasimkim tokį, tada tinkinti šį šabloną, jį įkels į darbinę parengtį ir joje galima tada perdarinėti visą šabloną. Elementai yra ir žemiau įvairių, galima pridėti puslapį, paskui galima naikinti, jeigu kažką matote iš kitų šablonų, bus naudinga. Juos galima tiesiog pasitikrinti, tarkim, kažkoks vienoks, kitoks, gal tas nepatiko, gal toks. Tiesiog galima išsirinkti. Išsirinkus šabloną, jeigu matom, kad šitas elementas man labai gražus, aš galiu jį persikopijuoti ir įsidėti tiesiog jau šitame šablone, įklijuoti. Taip, perkopijavau. Štai, jau turiu kažkokį tai elementą. Dabar visi elementai dedasi kaip sluoksniai, todėl reikia žiūrėti, kuris elementas viršuje, kuris apačioje. Sekant nuorodas iš
užduoties meninis rėmelis, tai jeigu pasirinko teisingą šabloną, rėmelis yra. Rėmelis tai aplink apdėlioti elementai. Pavyzdžiui, čia jau yra konkretus rėmelis su kampiniais rėmelio elementais. Rėmelių variacijos gali būti. Ką reiškia nėra elementų apdėliotų, tai va čia, tarkim, nesusiformuoja rėmelis, o prieš tai daugelie sričių, va čia va jau irgi rėmelis. Rėmelis tai nebūtinai vientisas elementas, jis gali būti sukomplektuotas ir iš skirtingų elementų ir tiesiog jisai gražiai dekoruoja mūsų pasirinktą šabloną, o viduje reikės įrašyti tam tikrą informaciją. Jeigu dirbu aš su šituo šablonu, tai pasiliekus kitų nebereikia, galiu ištrinti. Toliau žiūrint pagal nustatymus, įterpta sentencija, tai yra kažkokia tai mintis. Geriausia sentenciją susirasti internete, ar ne, tai gražūs žodžiai, ar ne, prasmingi žodžiai, gražūs žodžiai, kadangi darome tik kaip pavyzdį, ar ne, tai mintys apie gamtą, tarkime, kažkokios tai gamta apsupa žmogų, tarkim, Gėtės, nusikopijuojam tekstą ir tekstą galima iš karto įsikelti į mūsų dizainą. Priartinu. Dabar su tekstu reikėtų ir tam dizainui atitinkamai vietą surasti, sumažinti šriftą, susiaurinti taip, kad mums papildomi dalykai neturėtų įtakos. Spalvų paletę derinti prie paletės, kuri yra foninė. Pavyzdžiui, tamsiai ruda tinka tekstui, nes fonas šviesus, galima ir daugiau pasižiūrėti išsiskleidus šitoje vietoje, tada galima pasižiūrėti, ar man tinka šitas šriftas, galbūt kitą norėsis. Tai va, tekstą įsikėlus, jau vieną dalį padarius, dirbame toliau. Lygiuoti dešinėje, viršuje, tai stenkitės to išlaikyti, bet jeigu pagal jūsų dizainą tas neišsilaiko, galima ir lygiuoti kitoje pusėje pridėti. Užrašas padėka arba diplomas. Gali būti du variantai, ar ne, įsidedame ir čia galima išdidinti ir kitų būdų. Tai vat jau automatiškai Canva pritaiko šriftą mūsų pasirinktą. Išsilygiuojame pagal elementą ir puslapio centrą. Ir toliau reikia žiūrėti pagal nurodymus. Padėkos tekstas, kam dėkojate, vardu, pavardę arba pareigomis, už ką skirite padėką, už pagalbą atliekant, padedant, konsultuojant ar bendradarbiaujant, ar ne. Tai atitinkamai turi būti. Geriausia nusikopijuoti teksto lauką, pasidėti jį ten, kur reikia ir pakeisti tekstą. Ar ne? Enter. Už pagalbą organizuojant renginį. Galima sukurti renginį, ar ne, kažkokį tai. Dabar su kabutėmis. Kabutės reikėtų naudoti lietuviškas. Jeigu automatiškai duoda angliškas kabutės, tai naudokite 0132 ir 0147 nuspaudus Alt klavišą. Ir tada bus lietuviškos kabutės. Renginį galima sugalvoti, pavyzdžiui, pavasario veidai. Gali būti ir šitaip parengta dalis.
galima paryškinti, nes nusimušė ryškinimas. Dabar vardeniui pavardeniui reikėtų atskirai padidinti, išryškinti, už ką ar ne kam pateikiama. Na ir galiausiai mums reikia paprasto lauko, kas tai ir kada buvo daryta, ar ne? Tai galima tiesiog būti organizatoriai ir tada data, tik tais metai gali būti, nepamirštam M taškas. Jau šitam laukui tikrai reikėtų uždėti mažesnį šriftą, tai nėra pagrindinė informacija. Ir jį įkomponuoti. Pajudiname tą, įkomponuoti gražiai. Dabar pasižiūrėjus į mūsų padėką, jinai yra tvarkinga. Tai pasižiūrėkime, ko mums dar reikia, ar ne? Paveikslėlis. Jeigu jūsų formuojasi dizainas iš paveikslėlių, jau papildomų paveikslėlio tikrai nedėkite. Jeigu jūsų dizainas dedasi iš paprasto rėmelio, tai paveikslėlį galima pridėti. Šitoje vietoje užsiskaitys tie taškai. Tai vardas padėkos autorius, tai organizatoriai mūsų ir tada mums reikia PDF. Šiuo atveju pirmiausia vis tiek išbandykite PDF, tai reiškia dalintis. Mums reikia atsisiųsti, pasirenkame, ką siūsime, tai yra standartinis PDF arba PDF spausdinys, priklauso nuo to, ką jums leidžia Canva siūstis. Jeigu planuojama spausdinti, tai aišku spausdinys geriau, nes spalvos atitinka, bet standartinis PDF irgi puikiai tiks atsisiųsti. Siuntimas, kai startuoja, reikės palaukti, kol sukomplektuojamas yra ir atsiunčiamas. Dabar atsisiuntė tokiu pavadinimu, koks yra viršuje. Jeigu jūs pasikeisite iš karto pavadinimą teisingai, nereikia tik tais plėtinio, tai tada jums ir atsius teisingą teisingų pavadinimų, tuo, kuriuo užsivardinote ir failą. Mums šiuo atveju, jeigu neveikia atsisiuntimas būtent PDF, turėsime bendrinti. Tai išsiskleidžiame pirmoje vietoje, bet kas turintis nuorodą, tada pasirenkame, kad leidžiama peržiūrėti. Tada niekas jūsų nuorodos gavęs neredaguos, o tik tais galės peržiūrėti. Kopijuojam nuorodą ir tada nuorodą jau galima kelti į laišką ir atsiųsti. Užduotis štai tokia.